Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Meldžiamės už Lietuvos laisvę ir priklausomybę, už kovojusius už ją, už taip pat Lietuvos valstybės sienos saugotojus ir melskime žinoma, ko turbūt šiuo laiku labiausiai trokštame ir ko labiausiai turbūt dažniausiai dėl to į Dievą kreipiamės, tai tikrai prašydami taikos ir ramybės mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose, visame pasaulyje. Taigi su tokia intencija šiandieną susiduriame prie šio altoriaus, sudėkime savo nuoširdžias maldas šiomis intencijomis ir prašykime kiekvieną savo gyvenime Dievo palaimos, Dievo globos, o pradėkime atsiprašydami Dievo savo nuodėmes, klaidas, netobulumus ir tarkime drauge: prisipažįstu visą radam Dievą ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsirengimais. Esu kaltas, esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūsų broliai ir seserys, melsti už mane viešpatyje. Melskimės. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžių. Uogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė, išganymo taurę pakelsiu, viešpaties vardą kartosiu. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Aš jam pažadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpaties akyse didžiai brangus, mirštantys jo teisieji. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Viešpatie, aš tavo tarnas, sūnus tavosios tarnaitės. Tu mano pančius sutraukiai, tau padėkos auką aukosiu. Šauksiuos viešpaties vardo. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Alleluia, alleluia, alleluia. Brangus broliai.
broliai ir seserys, minėdami vienybės dieną, melskime visagalį Dievą malonių, kad būtume verti bažnyčios nariai ir garbingi savosios tėvynės vaikai. Teisingumo ir meilės Dieve, globok mūsų tėvynę Lietuvą, stiprink mūsų tautą, kad ji žengtų tvirtu blaivumo, skaistumo, laisvės ir vienybės keliu. Meldžiam Tave. Dieve, uždėk mūsų jaunimo širdyse meilę, kad jie nuolat kiltų į tikėjimo ir doros aukštumas. Meldžiam Tave. Viešpatie Jėzau Kristau, savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visur ir visada, telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė mums visiems. Yes. Saulė Lietuvoj, tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Lietuva, kalbu Tave kaip maldą, kaip giesmę rytmetinę, geriu Tave kaip sulą, kaip viltį pirmutinę. Kviečiame pagerbti tylos minutę visus savo tautiečius, kurie savo gyvenimą paaukojo už tėvynės laisvę. Šiame iškilmingame renginyje
kariuomenės ir visuomenės vienybė dalyvauja būrys garbių svečių. Tai Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, Lietuvos Respublikos Seimo parlamentizmo istorinės atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšytė, istorikas Laimonas Abarius, pasieniečių klubo prezidentas Valentinas Novikovas, pasieniečių klubo narys Antanas Žilėnas, kiti garbūs renginio svečiai, tarpukario pasienio policininkų palikuonys, pasienį saugoja veteranai kraštiečiai. Renginyje taip pat dalyvauja Vilniaus įgulos karininkų Ramovės vyrų choras Aidas. Vieta, kurioje šiuo metu esame, yra ypatinga, nes jis saugo mūsų tautos, mūsų krašto istorinę atmintį. Taigi pirmą kartą ši vieta buvo paženklinta, kai atkūrus Lietuvos valstybę, pro pat Linkmenų bažnyčią nusidriekė Lietuvos-Lenkijos demarkacinė linija. Bažnyčia tąkart dėja pasiliko kitoje pusėje, ne Lietuvoje. Taigi esame čia, kur kadaise beveik 20 metų buvo linija skyrusi dvi valstybės. Antrą kartą ši vieta buvo paženklinta 2018 metais, vasario 16-ąją, kai minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Čia buvo pastatytas paminklas pasieniečiams, saugojusiems demarkacinę liniją. Ant paminklinio akmens perskaitome žodžius: jūs buvote, jūs esate, jūs būsite garbingi Lietuvos kariai. Šis ženklas liudija dėkingumą ir pagarbą tėvynės istorijai ir žmonėms, atlikusiems pareigą, mylėjusiems savo tėvynę ir tikėjusiems ją. Lietuvos pasienio policijos istorinės atminties puslapį išsamei ištyrinėjo pasieniečių klubo narys, kraštietis Antanas Žilėnas, pasienio istorijos ženklo kūrėjas, 6 knygų autorius, šio ir ankstesnių susitikimų iniciatorius. Taigi suteikėme žodį garbiam kraštiečiui Antanui Žilėnui. Džiugu matyti, nors ir nedidelį būrelį jaunimo mūsų susitikime. Labai jiems ačiū. Ačiū jums labai ir kviečiame pastoviai dalyvauti mūsų tradiciniuose susitikimuose. Ačiū labai jums. Ačiū visiems susirinkusiems. Ačiū Ignalinos rajono savivaldybės merui Laimučiui Ragaišiui, kad pastoviai ypatingą dėmesį skiria šitam mūsų bendram renginiui. Gaila, kad šiek tiek mažai mūsų susirinko, bet kiekvienas mūsų susitikimas tai yra istorinė žymė prie šito paminklo. Nuoširdus ačiū, visi jau mes išsakėm dėkingumą vyrų chorui Aidas ir kviečiame juos irgi tradiciškai dalyvauti mūsų renginiuose. Ir paskutinis ačiū, todėl kad matosi dėmesys, nes kalbėtojų yra. Nuoširdus ačiū ir iki malonaus pabuvimo. Ačiū gerbiamam Antanui ir prašytume žodį tarti Ignalinos rajono savivaldybės merą Laimutį Ragaišį. Labą dieną, gerbiamieji susirinkusieji, gerbiami pasieniečiai, veteranų pasieniečių klubo nariai, gerbiami artimieji ainiai tų pasieniečių, kurie prieš 100 metų saugojo Lietuvą šiose apylinkėse. Taip, 8 kartą renkamės, oras nedėkingas, bet renkamės dėl ko? Kartojimas išminties pagrindas.
Istorijos žinojimas yra mūsų valstybės tautos pagrindas. Valstybės saugojimo išminties pagrindas. Ir šiandien kiekvienas žodis prisimintas apie tuos šaunius vyrus ir moteris, kurie saugojo Lietuvos sieną tais sunkiais laikais, šiandien mums yra savotiška pamoka ir išminties žodžiai šios dienos pasieniečiams ir šios dienos jaunimui. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos gynybos kultūros švietimo asociacijos jaunieji kariūnai su Vytautu priešaky yra kaip visada mūsų rate šiandien minint šią gražią dieną. Nuo mažiausio iki didžiausio. Sveikinu visus šaunuoliai. Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Prisilieskime prie mūsų tautos istorinės atminties. Ir dabar prašytume žodį tarti Lietuvos Respublikos Seimo parlamentizmo istorinės atminties skyriaus vedėja, gerbiama Angonita Rupšytė. Mėly ir brangus šio renginio dalyviai, istorinė atmintis tai turi būti ne tik tradicija, bet pirmiausia, matyt, pagalvoti, kad jinai būtų mūsų širdise ir mintyse. Tegul tai būna tiltas, stiprybės ir meilės Lietuvai. Ir šitas akmuo, kai mums labai bus sunku, mes visada pasisemsime stiprybės. Kartais aš savęs paklausiu, o kodėl tie reikalingi renginiai, kodėl aš važiuoju? Čia yra atmintis, čia yra stiprybė, čia yra Lietuva. Būkime laisvi, mielieji. Gegužės mėnesį vyksta daugelį vietų renginiai skirti pagerbti partizanų atminimą. Kalbėdami apie tautos vienybę, atsidavimą tėvynei, negalime neprisiminti jų vaidmens. Šį mūsų istorijos puslapį yra ištyrinėjęs istorikas Laimonas Abarius. Prašome tarti žodį. Gerbiami šio krašto gyventojai, gerbiami svečiai, aš šiandieną tik įžengęs į jūsų mielos bažnyčios šventorių pamačiau paliktus atminties ženklus, kad Linkmenų krašto žmonėms jau buvo atsiradęs toks poreikis įamžinti čia žuvusius, čia kovojusius ir savo laisvę, savo šeimų gerovę ir savo gyvybę paaukojusius žmonės. Kalbėsiu, aš tikrai pasistengsiu neilgai, tačiau vis dėlto kai kurios akcentėlius aš sudėsiu. Lietuvos laisvės kovos šiame Aukštaitijos krašte iš tikrųjų vyko labai ir labai įdomiai, ne tik tai savo intensyvumu, tačiau čia vyko daugybė procesų, kurie lėmė vėliau ir Rytų Lietuvos partizanų istoriją. Čia 1944 metais Linkmenyse ir Kirdeikiuose jau susikūrė dvi atskiros partizanų kuopos, atrodo visiškai šalia, tačiau dvi kuopos. 44 metais 2 mūšiai įvyko ant Ginučių piliakalnio ir Obelų kalno. 45 metų kovo mėnesį jau Labanoro girioje čia kūrėsi jungtinė Tigro rinktinė. Tiesa, jie buvo priimtas sprendimas dar keliais mėnesiais anksčiau, Dervyniškės kaime, vėlgi jūsų kaiminystėje. O 45 metų kovo mėnesį vyksta Kiauneliškio, arba kitaip tariant dar vadina Labanoro mūšis, kuriame žūsta 73 partizanai. 2 dienas, daugiau negu 2 dienas vyksta mūšis. Ir tai yra vienas, ko gero, iš didžiausių, ne tik Rytų Lietuvos, tačiau bendrai visos Lietuvos rezistencinių kovų kautynių. Po savaitės bus ten minėjimas šiek tiek pavėluotai, tačiau
nuspręsta paskirti kariuomenės, visuomenės ir partizanų pagerbimo dienai. Čia 1945 metais vienu metu Labanoro girioje susibūrė net keletas karininkų, tai vadovaujami majoro Benedikto Kalietkos, tai Tigro rinktinės vadas, kuopa vadovaujama leitenanto Jono Kimšto, kuopa vadovaujama leitenanto Vinco Žaliaduonio, o čia pat netaip toli nuo jūsų, jau Šiliniškių miškuose, Vincas Gumauskas, Gailius kapitonas, kūrė taip pat ir Geležinio Vilko apygardą. Taigi procesai vyksta be galo ir be galo intensyviai. Ir čia pagaliau jūsų krašte, Sūdalaukio kaime, 1945 metų rugsėjo mėnesį nepavykus įkurti Geležinio Vilko apygardos, sukuriama Vytauto partizanų apygarda. Viskas čia pat, viskas šalia, viskas jūsų. Jūsų žmonės, jūsų geriausi patriotai, Bronius Zinkevičius ir daugybė kitų. 46 metų rugsėjo mėnesį čia vėlgi tarp Maleckažemio ir Mineiškiemio yra įkuriama Lokio rinktinė, kuriai vadovauti paskiriamas Didžiasalio pasienio policijos užkardos arba policijos punkto policininkas Kazimieras Kaladinskas Erškėtis. Taigi, čia tiesiog ta didelė ir svarbi patriotų tiesiog tokia sankaupa, kur vyksta daugybė labai svarbių procesų. Laisvės kovos šiuose kraštuose baigėsi organizuotai tik 1951 metais, kovo mėnesį, prieš sunaikinus, vėlgi jūsų krašte Labanoro girioje sunaikinus Šiaurės rytų Lietuvos štabo bunkerį. Paskutiniai organizuoti partizanai čia laikosi iki 1951 metų spalio mėnesio. Taigi, mielieji, turite kuo didžiuotis ir todėl galbūt ne veltui pas jūs, jūsų bažnytėlė šoninėme altoriuje yra šventojo kunigo Maksimilijono Kolbe portretas. Tai kunigas Osvencimo konclageryje paaukoja savo gyvybę, kad išgelbėtų savo artimą žmogų, kurio visiškai nepažinojo, vietoj jo nuėjo mirti į bado lagerį. Taigi, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už artimą. Tai ir jūsų krašto vyrai, eidami kovoti, jie net negalvojo galbūt apie save, negalvojo apie savo gyvybės, kad išgelbėti. Buvo paprastesnių būdų gyvybę išgelbėti, galima buvo pasiduoti, tačiau pasirinko kovos kelią, aukodami savo laisvę, savo šeimų gerovę, savo netgi gyvybės. Taigi, mieli žmonės, iš tikrųjų, didžiuokimės ir atsiminkime juos. Ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Šiame renginyje dalyvauja pasieniečių klubo pirmininkas Valentinas Novikovas. Garbų svečią prašome tarti žodį. Gerbiamas merė, gerbiami linkmeniškiai, jaunieji kariūnai, solidūs kariškiai ir visi tie, kurie dar nesušalė iki galo, pasieniečių klubo, pasieniečių bendruomenės vardu noriu pasveikinti visus su gražia šventė. Gaila, antri metai ant oro nepataikom, bet tai ne problema. Svarbu noras, užsidegimas širdyje būt pagerbti tuos, kurie vienokiu ir kitokiu metu tarnavo Lietuvai, saugojo mūsų valstybę. Aš pritariu klebonui, dabar suorganizuoti, kaip jis sakė, batareikos senka, paskrauti jau čia sunku, vis tik tai noriu padėkoti tiems, kurie kasmet prisideda prie šio renginio ir organizuoja. Apie Antaną Žilėną nekalbėsiu, todėl kad jis jau nusipelnęs žmogus šitam dalyke, bet išskirtinai dar noriu išskirti. Ignalinos savivaldybė
ir jos merą. Kviečiu. O čia taip pat galit parodyti visiems. Štai ką gaunat kryždirbystės. Visam. Tai parodykit visiems. Va, kryždirbystė ir jūsų krašte taip pat yra raštu išleista. Čia ne jums, čia Ignalinos ir visai bibliotekai. Noriu padėkoti mūsų klubo labai aktyviam nariui, tai Antanui Stasaičiui. Ko gero ir neturi tos knygos. Antanai šaunuolis. Na ir viena, kai sako, mums pavydi visos visuomeninės organizacijos, kad mūsų klubo narė tapo Angonita Rupšytė pavasarį. Ir nori ją iškilmingai įteikti mūsų pasieniečių klubo bilietą. Aš supratau dabar. Reiškia, kad niekada nebūtų, renginiai nuolat būtų, tai už tai jūs man ir gėlės duodate dar vieno ir tapau pasieniečių. Bet atminkit vieną dalyką, ko aš noriu pasakyti. Jeigu nors vienas, kad ir sušalęs, o partizanams dar buvo sunkiau, čia ateis, patikėkit, ugnelė visada degs. Taip baigdamas noriu palinkėti visiems geros, stiprios sveikatos ir kaip uošvis mano sakydavo, kad sulauktumėm kitų šitų švenčių. Ačiū. Dar norėtumai padėkoti jūsų seniūnui. 8 metus jau turbūt skaičiuoja prie to paminklo, ar siūlom dar, nesiūlom, linkim ilgai, kad jūs dar čia pravedinėtut ir saugotut ir... Ačiū. Ir laikrodis, kad tiksėtų ne tik gyvenimo, bet visų renginių metu. Ačiū labai. Atmintelė. Antanai radom knygą Lietuvos Lenkijos linija. 45-90. Gal reiks ją dar rašyti, mes norim jums padėkoti, kad jūs tęstų. Verčiame mūsų krašto istorijos puslapius. Žavimės tautos stiprybė ir nenugalima jėga išbūti, atstovėti, apginti Lietuvą. Kasgi stiprino kovoje lietuvį? Daina guodė, stiprino, telkė. Taigi kviečiame pabūti toje dvasioje ir pasiklausyti Vilniaus Įgulos karininkų Ramovės vyrų choro aidas atliekamų žygio ir patriotinių dainų. Iš Lietuvos laukų nakčia, išskleidęs parašiutą, tu nusileidai pušinę, žaliam kaip rūta, tu nusileidai pušinę, žaliam kaip rūta, o išdavikė drebulė ilgai šlamėjo, jos užliuliuotas užmigai, o priešas pastebėjo, jos užliuliuotas užmigai, o priešas pastebėjo, kol šovinių turėjai tu vis ir vis kovojai, paskutiniuoju pats save, tėvynei paaukojai, paskutiniuoju pats save, tėvynei paaukojai. Mėnulis tikras tėvas jo, sesuo dangaus žydrynė, paukščių takais tu išskridai,
takais tu išskridai, gint pavergtos tėvynės. Aš Gabrielius Gaidamavičius. Aš Arvydas Kesminas. Be išlygų prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Ginti Lietuvos valstybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją. Įstatymus ir savo vadų įsakymus. Saugoti man visas patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Te padeda man Dievas. Vyrai, paplojam. Tai aš man norėjau sakyti, sveikinam. Sveikinam mūsų naujus narius ir tą progą Lekavičių himną prašom. Tau sesutės puikios gėlės, o man kartas prie šalies. Tau akis klausa šalėlės, man kaip kelius nušvies. Tau akis klausa šalėlės, man kaip kelius nušvies. Tau rimoti manęs lauki, man kovoti mirtinai. Gal sulauksi manęs jauno, jei neskrikšantį kapai. Gal sulauksi manęs jauno, jei neskrikšantį kapai. O jei žūsiu už tėvynę, kur atskirtas nuo tavęs, gal žvaigždutė vakarinė pas mane tave atves. Gal žvaigždutė vakarinė pas mane tave atves. Ant smėlėto mano kapo prisurinkti daug gėlių, o kad jos gražiai žydėtų, palaistyk vandenėlių. O kad jos gražiai žydėtų, palaistyk vandenėlių. Tau sesutė puikios gėlės, o man kartas prie šalies. Tau akis klausa šalėlės, man gaisrai kelius nušvies. Tau akis klausa šalėlės, man gaisrai kelius nušvies. Maršint puškės mūsų liaunos! Selveriai mūsų šarpus! Ačiū vyrai! Kas yra Lietuva, mums su tavim galvok širdim. Ne žemėlapio skylė ir ne vyriausybė. Tai draugai, tai namai, seno miesto stogai, žalio miško aidai. Paskutinė proga vienybei. Nors gyvenus tada viens nuo kito mes toli. Kiekvienam savi vardai ir sava teisybė. Vieniši minioje, neprisimeni tu kaimynų vardų. Tai iš kurgi čia bus vienybė?
atsisės kada kros, pagalvotas esi ir liaudies dar kol kas lagamino. Gali keikti ir pūst prietų vėliavėsi, bet tai šalis, kur tave užaugino. Bet tai šalis, kur tave užaugino. Bet tai šalis, kur tave užaugino. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Nepabuski vėjelį, nepabuski šiaurasai, nepajudink klevo šakų, nepabudink bernelio. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Ir papūtė vėjelis, ir papūtė šiaurasai, pajudino klevo šakas, pabudino bernelį. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Kelkis, kelkis, bernelį, kelkis, kelkis, miegosai, laikas joti į karužę, ginti laisvę Lietuvos. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. 1, 2, 3, graži Lietuva.